Tai labą dieną visiems. Pradėsime viešinimo procedūrą. Bus viešinamas paslaugų paskirties pastato, dalinant į 2 turtinius vienetus, keičiant paskirtį į gyvenamą įvairių socialinių grupių asmenims ir kiti inžineriniai statiniai, Šatrijos gatvė 3, Skuodas rekonstravimo projektas. Tai projektas laukiame dabar, užsakovas, matau, yra prisijungęs. Taip, prisijungęs, girdi užsakovas. Romualdai, girdit mus? Aš manau, dar luktelkim keletą minučių. Tai žinokit, buvom iškritę ir vėl iš naujo prisijungėm. Gerai, tai aš jūs dabar jau girdžiu. Tai gerai, tai luktelkim dar užsakovas irgi savivaldybė prisijungia ir tada pratęsim viešinimą, gal dar suinteresuotų asmenų prisijungs. Taip. Keletą minučių luktelkim. Taip, tai aš manau, galime pradėti. Matom, dar prisijungia ir daugiau suinteresuotų asmenų. Tai dar kartelį pasikartosiu, kad yra pristatomi projektiniai pasiūlymai, paslaugų paskirties pastato dalinant į 2 turtinius vienetus, keičiant paskirtį gyvenamą įvairių socialinių grupių asmenims ir kiti inžineriniai statiniai, Šatrijos gatvė 3, Skuodas rekonstravimo projektas. Tai statinys yra neypatingas statinys. Statybos rūšis rekonstravimas, užsakovas yra Skuodo rajono savivaldybė. Parengti projektiniai pasiūlymai. Tai aš pasidalinu ekranu savo, kad jūs viską galėtumėt matyti. Ir matėte ekraną, taip? Matėte. Taip, tai sklypo plotas yra suformuotas, sklypas yra 2486 kvadratiniai metrai, buvęs yra paslaugų paskirties pastatas, būsima paskirtis yra gyvenamoji ir įvairiom socialinių grupių asmenims. Kvadratūra yra 492 kvadratai numatyti. Kitas pastatas yra kita inžineriniai statiniai, tai yra transformatorinė, esamas pastatas, kuris yra šiuo metu kaip vienas pastatas, yra dalinamas į 2 turtinius vienetus ir bus 2 statiniai, tai yra gyvenamas įvairių socialinių grupių asmenims pastatas ir atskiras pastatas transformatorinė. Štai čia matot fotofiksaciją esamos būklės, taip kaip dabar atrodo šis pastatas. Keliaukime gal prie projektinių sprendinių ir mes turime, taip, Rimai. Taip, kaip ir minėjau, matome, turime vieną pastatą ir yra dalinamas pastatas į 2 dalis.
taip pat ir čia, tai griaunama juos jungianti pastato dalis, išlaikomi 5 metrai atstumas tarp pastatų, tai būtent šis pastatas yra įvairių socialinių grupių asmenims, būtent štai šis pastatas yra inžinerinis statinys. Į sklypą įvažiavimas yra būtent pro čia, tai yra iš vakarų pusės, projektuojamos 7 automobilių parkavimo vietos, 2 yra skirtos elektromobiliam, pritaikytos elektromobilių krovimo vietos, viena yra A tipo automobilių parkavimo vieta ir kita paprasta žmonių su negalia skirta automobilių vieta. Į pastatą turime 2 patekimus, tai yra vienas pagrindinis patekimas, antras patekimas bei 2 evakuaciniai patekimai. Būtent šitas patekimas į pastatą yra skirtas būtent šilumos punkto patalpai. Šito pastato, būtent inžinerinių statinių pastato, patekimai yra esami ir mes jų nenagrinėjame. Pravažiavimas būtent yra įrengiamas iš betono trinkelių, informuojama pėsčiųjų takai, želdinamas pietinė ir rytinė prie pastato esančios žali plotai. Dalis medžių yra persodinami, tai būtent štai šie esami medžiai yra persodinami. Taip, inžineriniai. Tai dabar pereikime prie pastato vidaus. Kaip ir minėjau, pastatas dalinamas į 2 dalis. Yra projektuojami gyvenamieji kambariai, yra projektuojami būtent sanmazgai skirti gyvenamiesiams kambariams, nes patys kambariai neturi sanmazgų. Būtent štai čia šita patalpa yra numatyta kaip šilumos punkto patalpa, keletas bendrų erdvių, tai yra bendra poilsio zona, bendra maitinimosi zona, bendra skalbimo zona. Yra štai čia per pastato vidurį numatytos administracinės pastatos, budinčiojo kabinetas ir antra pastato dalis, tai yra vėlgi su 1-2 miegamaisiais dviviečiais kambariais, bendru sanmazgu, poilsio patalpa bei maitinimosi patalpos. Kaip ir minėjau, esamas dabar inžinerinis statinys, jis lieka esamas su juose esama inžineriniam sistemom, įranga ir panašiai. Fasadai. Fasadas yra kaip ir esamas, taip ir būsimas pastatas vieno aukšto, yra keliamas tik pastato parapetas, pastato aukštis šiaip nėra didinamas, įrengiama termoizoliacija tiek ant stogo, tiek ant sienų, keičiami langai. Fasado apdailai yra numatyta betono plytelio apdaila. Būtent čia matosi, kuri pastato dalis yra griaunama, kaip išlaikyti tarp pastatų apsaugos zoną, tai yra 5 metrus. Ir būtent šita tarp pastatų esanti dalis yra griaunama. Vyroja 2-3 spalvos, tai yra tamsiai pilka, pilkesnė bei rausva spalvos. Čia sekantis fasadas, kas liečia esamą inžinerinį statinį, tai mes jo neliečiame, fasadas ir lieka esamas silikatinių plytų mūrą su esamais vartais. Likusi pastato dalis tvarkoma, štai matome ir pjūvį prie esamo pastato, kuriame įsikurs įvairių socialinių grupių asmenims patalpos, tai viduje koridorius išlaikome apie 3 metrus aukštį, gyvenamosiose zonose išlaikome apie 2,80 m aukštį iki naujai įrengiamų surenkamų lubų. Kaip ir būtų viskas, prie pastato inžinerinių sistemų mes projektuojame šilumos punktą, kur yra pajungiamas pastatas nuo esamų šilumos tinklų, kurie yra greta.
projektuojamas naujas lietaus sistemos, yra projektuojamas vandentiekio įvadai, nuotekų įvadai, elektros įvadas yra projektuojami nauji šiam pastatui. Ir visi tinklai yra pajungiami nuo miesto komunikacijos analitikos. Tai galbūt trumpai tiek tai apie pačius projektinius pasiūlymus. Noriu pabrėžti, kad šis įrašas yra vykdomas šio viešinimo įrašas ir šį įrašą rasite YouTube platformoje suvedę Šatrijos gatvė 3 Skuodas viešinimas. Aš būsiu Erikas Kinavičius, tai būsiu projekto vadovas ir šio susirinkimo pirmininkas. Yra šio susirinkimo sekretorius Rimantas Noreika. Tai dabar turime užsakovo atstovą. Ar užsakovas yra susipažinęs su projektiniais sprendiniais ir ar jiems pritarė? Susipažinom. Dabar klausimėlis, ar ten gerai su įėjimais, jeigu atsiversti šitą sklypo planą, pietų pusėje ten liktai įėjimų neturėtų būti nuo automobilių stovėjimo. Šitoje liko tik vienas šitas. Čia. Ne, jisai liko va, būtent štai čia. Ne, bet čia. Bet čia. Tai sklypo planą, va čia link automobilių stovėjimo aikštelės, nu tai šito neturėtų būti. Šito? 3 medžiai, ne tas, ne, kitoj pusėje, tas. Šitas? Taip. Ne, tai čia yra rodomas įvažiavimas į sklypą. Čia matot visai kitas žymėjimas, čia yra užštrichuotas trikampis, čia yra atviras. Tai jie, tai reiškia, vienas yra įvažiavimas į tvarkomą teritoriją, kitas yra projektuojamas įėjimas į pastatą. Ne, nu čia prie pastato, kurio, aš suprantu. Šiaip visi liko išėjimai, va, 1, 2, 3, 4. Ai, čia yra įėjimas? Taip, yra. Nes čia šitą išėjimą palikome dėl evakuacijos kelių, kadangi yra ilgi atstumai, kad neviršyti evakuacijos kelių atstumų. Tai dėl to jis yra paliekamas. Čia tiesiai iš kabineto bus, kaip čia bus padidinti? Iš koridoriaus. Va, čia bendras patalpos, koridorius ir iš koridorius. Ai, koridoriukus padaryti yra. Taip. Anksčiau to nebuvo. Buvo. Tik jis buvo ilgesnis. Buvo? Taip, buvo. 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 Tai jau pamiršau. Viskas tvarkoja. Tai užsakovas, kaip girdėjau, pritarė projekto sprendiniams ir yra su jais susipažinęs. Taip. Gal dar turime kažkokių klausimų iki šio viešinimo iš visuomenės raštu ar paklausimų ar komentarų nebuvo gauta, raštu ar žodiškai nebuvo gauta, savivaldybė užsakovas negavo pastebėjimų. Elena, gal negavome? Elena atsijungs. Elena, girdit? Juk negavome. Negavome. Tai aš irgi, kaip projekto vadovas ir projekto autorius, irgi negavome. Tai aš dar pats būsiu prisijungęs iki 17 valandos. Tai vyks visa viešinimo procedūra. Jeigu atsiras suinteresuotų asmenų, mes juos prijungsim, paklausimės. Jeigu po mūsų paklausimės, mes atsakysim į klausimus. Tai užsakovas iš tikrųjų gali atsijungti, ačiū jam. Kaip ir minėjau, aš dar pats būsiu prisijungęs iki 17 valandos. Nebent dar turit kažkokių klausimų. Čia truputėlį gal aš paklausiu. Dėl fasado, ten buvo minima pilka, tamsesnė pilka ir raudona. Čia raudonos niekada nebuvau girdėjusi, bet patiko variantas. Ar čia ryškiai raudona, kokia čia bus? Ne, nebus, nes kadangi tai yra betono plytelės, tai ryškiai nebus, tokia daugiau molio spalva iš tikrųjų. Šiaip pats, kadangi tai yra pigmentuotas betonas, tai aš manau, mes šitą spalvą, nes ta spalva buvo derinta berods prie ligoninės, jūs turite raudoną.
jeigu neklystu. Ponas, mūsų yra liftas, atsarginis išėjimas ten gaisrinis. Nu, taip, tai aš manau, Labai patenkinta, labiau grūda bus. parinkinėsim iš mano projekto vykdymo priežiūros metu, jau rangos darbų metu. Mhm. Daugiau man nėra klausimų. Gerai, ačiū Jums. Galiu atsijungti, taip? Taip, ačiū. Jūs, Romualdai, matot mano projektinius pasiūlymus, ne? Taip? O, negirdžiu Jūsų. Negirdžiu Jūsų, Romualdai. Jūsų mikrofonas išjungtas. Prašau. O, va. Jo, Jūs mano projektinius pasiūlymus matot, ne? Taip, taip, matau. Mhm. Fasadą. Na, tai gerai. Tai, jo, tai viskas kaip ir gerai. Aš dabar klausimėlį galiu teikti, ne? Ne, Galiu? galit. O dėl tos transformatorinės tinkavimo nereikėjo? Nu, tai matot kaip, Stogų. ar mes turėsim tam pinigų ir iš kitos pusės vėlgi, kaip tas, pamet, kaip sakė pats esu, kad vis tiek reikės viską derinti su jais. Nu, tai taip patys ir tvarkos tą pastatą. Nu, nežinau, iš tikrųjų, čia, aš manau, šitus dalykus mes pasitarsim dar po viešinimo ir nuspręsim sąmatą, jūs turite, jūs man pasakykite, ar mes galim dar skirti lėšų ar ne Gerai, to pastato. ačiū. Gal būtų ir gražu, aišku, tvarkingiau būtų. Bet, Tas grožis dėl grožis, bet ar derins mums? Esu. nu taip. Sušau. Tai vis tik reikės derinti su jais, gali kartais būti problemų. Nu, taip. Taip. Turėtų būti, man atrodo. Aš pasitarsiu. Gerai. Gerai. Gerai, pastarkiduokit man žinau. Iš principo irgi galite atsijungti, nes dar liksiu prisijungęs. Truputį tas garsas, ar ką sakėt atsijungti, negaliu. Ką galite atsijungti iš tikrųjų? Aš liksiu prisijungęs dar. Nu tai jeigu neprisijungs, tai viso geriausio, jeigu čia Gerai, gerai. gal vedėjas prisijungs, gal dar Supratau. Gerai. neišjungiu nuo kelių ir tiek. Gerai, ačiū tau.
Taip, tai kaip ir artėja 17 valanda, buvo pristatomas projektas paslaugų paskirties pastato dalinant į 2 turtinius vienetus, keičiant paskirtį į gyvenamą įvairių socialinių grupių asmenims ir kiti inžineriniai statiniai, Šatrijos gatvė 3 Skuodas rekonstravimo projektas. Tai pasikartosiu, kad iki viešinimo pradžios nebuvo gauta pastabų ar pastebėjimų. Užsakovas pateiktiems projektiniams sprendiniams pritarė ir yra susipažinęs. Šio viešo susirinkimo metu pastabų ir pastebėjimų taipogi nebuvo gauta, todėl esminių pastabų ar pastebėjimų nebuvo gauta, todėl projekto sprendiniai yra nekeičiami, lieka tokie, kokie yra parengti ir kokius galite rasti savivaldybės puslapyje. Šį viešinimo procesą galite rasti YouTube platformoje Šatrijos gatvė 3 Skuodas viešinimas. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjo, ačiū kuriems buvo prisijungę ir iki kitų kartų.